Ten kažkaip įvyko incidentas, kad su to vibratoriu jam dantinus neišmušė, bet nuskėlė pusę danties. O kokių gal kažkokių įdomių nutikimų, gal juokingų porų stovyklose yra buvę? Porų stovyklose juokingų tai gal ir nelabai tokių buvo, bet apie juokingus nutikimus klubuose galiu papasakoti. Nu, vienas toks, nežinau, turbūt jau galiu pasakoti, tikrai čia labai daug laiko praėjo. Buvo, man atrodo, gal Kaune darėm ar Vilniuje, neatsimenu, gal Kaune, bet labai didelėse patalpose, neatsimenu, kaip tas vakarėlis jau vadinosi. Ir striptizo šokėjai atliko pasirodymą su sekso žaisliukais. Nu, ten kartu buvo įtraukiami ir šitie, ir žiūrovai, ir vienas entuziastas paprašė, kad ta šokėja įkištų jam tą vibratorių burną. Nu, ir netyčia, jinai buvo ant scenos, jisai vat prie scenos. Nu, ir ten kažkaip įvyko incidentas, kad su to vibratoriu jam dantinus neišmušė, bet nuskėlė pusę danties. Nu, tai jisai ten, blecha dėjus, ten didelį tą skandalą, čia man kompensacijų reikia, bet kažkaip viskas tvarkingai išsprendė. Čia ne porų stovykla, ne? Ne, čia ne porų stovykla, porų stovyklos tai dažniausiai viskas taip ramiau vyksta, tenai vis tiek žmonės atvažiuoja porom, viskas tvarkingai, viskas gražiai, raspa visą laiką programa, žmonės užimti. O į tą programą eina, pavyzdžiui, kas nors iš BDSM? Jo, būna darom visokius edukacijas, kartais workshopus, įtraukiami visi dalyviai, būna visokie ten nuplakimai, dar visokie reikalai. Bet čia gal neįtin viešai pasakosiu.